Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Pristatysime Jums Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Esi jaunas, ambicingas ir svajoji turėti nuosavą ūkį, valstybė tave palaiko. Priemonė Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas skatina jaunus žmones kurti, auginti ir valdyti modernius ūkius kaimo vietovėse. Su šia priemone gali gauti tiek dotaciją, tiek lengvatinę paskolą, o gal ir abi kartu. Kas gali teikti paraišką? Parama skirta jauniems ūkininkams tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Fiziniams, jei tau nuo 14 iki 40 metų, turi registruotą ūkininko ūkį ir valdą bei įrodytą pasirengimą ūkininkauti. Juridiniams, jei valdai registruota įmonės vardu, o visi dalyviai ir vadovai ne vyresni nei 40 metų ir atitinka žinių reikalavimus. Kokią paramą galima gauti? Galimos 3 paramos formos. Dotacija – vienkartinė išmoka iki 60 000 eurų. Dotacija plus lengvatinė paskola, kai reikia papildomų lėšų investicijoms. Tik lengvatinė paskola iki 100 000 eurų investicijoms ir apyvartiniam kapitalui. Bendra parama, dotacija ir paskola kartu negali viršyti 100 000 eurų. Kam skiriama parama, ką galima finansuoti? Paramos lėšomis galima įgyvendinti verslo planą, kuris apima pirminę žemės ūkio produktų gamybą, savo ūkyje užaugintos produkcijos perdirbimą įskaitant pirminį, investicijas į techniką, įrangą, pastatus ir ūkio plėtrą, apyvartinės lėšas, jei naudojamasi paskola. Svarbiausi reikalavimai ir sąlygos. Norint gauti paramą, reikia atitikti šias pagrindines sąlygas. Ūkis ir valda turi būti registruoti ne anksčiau nei prieš 24 mėnesius. Valdos ekonominis dydis VET turi būti iki 70 000 eurų, o planuojamas įgyvendinus verslo planą ne mažesnis kaip 12 000 eurų. Turi būti pagrįsti investicijų poreikiai, nurodyti tikslus duomenys ir išlaidos. Negalima naudoti paramos pirkimams iš artimųjų ar susijusių asmenų. Turi būti aiškus ir pakankamas verslo plano finansavimas, nuosavos, skolintos ar paramos lėšos. Kaip vyksta paraiškų teikimas ir atranka? Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu per Žūmis sistemą. Sprendimas dėl paramos priimamas remiantis atrankos balais. Mažiausias būtinas balų skaičius, kad paraiška būtų vertinama, 30 balų. Pavyzdžiai atrankos kriterijų. Ekologinis ūkis, gamyba pagal nacionalinės maisto kokybės sistemas NPK, investicijos į atsinaujinančią energiją, produkcijos perdirbimas savo ūkyje, jei sklypai nepanaudoti artimųjų valdose ir kiti. Kaip išmokama parama ir kas toliau? 80% dotacijos mokama iškart po sprendimo skirti paramą, likę 20% tik įgyvendinus verslo planą. Kad verslo planas būtų laikomas įgyvendintu, reikia pasiekti VET daugiau arba lygų 12 000 eurų, pasiekti VET daugiau nei 12 000 eurų, pasiekti numatytas pajamas fiziniams ne mažiau kaip 12 minimalių mėnesio algų per metus, sukurti bent vieną naują darbo vietą juridiniams, įsigyti ir naudoti investicijas tik projekte numatytai veiklai. Kurkime savo ūkį dabar. Kaimas laukia naujų ūkininkų, aktyvių, pažangių ir drąsių. Jei tau mažiau nei 40 metų, šis kvietimas kaip tik tau. Registruok ūkininko ūkį, parenk verslo planą ir teik paraišką per Žūmis. Visa informacija ir dokumentai www.nma.lt.